Tai sveiki visi susirinkę ir stebintys transliaciją internetu. Esu Aida Želvytė, verslumo skatinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Ir šiandieną jums pristatysiu mūsų naują priemonę Ekoinovacijos LT+. Po mano pristatymo taipogi peržvelgsime ir pačią paraiškos formą. Pasižiūrėsim, kaip ją užpildyti. Ir tuomet paprašysim visus klausimus užduoti būtent po šių dviejų dalių. Tai yra, klausimus padės atsakyti mano kolegė Kristina Bružienė. Tai pradedant patį pristatymą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo priemonės tikslo, kuris yra paskatinti labai mažas ir vidutinės įmonės diegti technologinės ekoinovacijas. Taip siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos bei šiltnamio efekto pasekmes. Taigi priemonės tikslas yra labai, kaip ir minėjo kolega, kilnus, tačiau tolimesni reikalavimai seka tokie. Pagal aprašą remiama veikla yra technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Ir taigi, siekiant būtent priemonės tikslo, yra numatomos investicijos į materialų į turtą, tai yra į įrenginius technologijas, kurį diegus turėtų mažėti neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, būtų skatinama pramoninė simbiozė arba užtikrinamas tęstinis ilgalaikis aplinkos apsaugos efektas. Tai yra numatomos investicijos į švaresnės gamybos inovacijas, kuriuose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai. Apačioje galite pamatyti, yra išrašyti tam tikri pavyzdžiai. Tai galėtų būti proceso modernizavimas, galėtų būti beatliekinė gamyba, taipogi atliekų pakartotinis panaudojimas arba perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas, tai čia rekuperacija arba regeneracija, taipogi srautų atskirimas, kalbant apie šilumos pasiskirstymo visokius įrenginius ir panašiai. Technologinės ekoinovacijos šioje priemonėje, šita sąvoka apima būtent tai, kad tai yra naujų arba reikšmingai patobulintų produktų arba naujų ir reikšmingai patobulintų technologinių procesų diegimas įmonėje, būtent kurios įdiegus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama ta pati pramoninė simbiozė bei užtikrinamas ilgalaikis aplinkos saugos efektas. Taipogi labai svarbu yra paminėti, kad produktų ir technologinių procesų patobulinimas apraše yra suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba visiškai eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai būtent dėl trijų momentų, ta prasme, dėl oro taršos, dėl nuotekų taršos ir dėl atliekų susidarimo. Jums labai svarbu, rengiant paraiškas, prisiminti, kad būtent oro taršos, nuotekų taršos bei atliekų susidarimo šaltiniai bei priežastys yra nustatomos įmonės veiklos pirminio aplinkosauginio įvertinimo metu, kurio metu, žodžiu, sudaromas medžiagų energijos arba medžiagų balansas, kuris būtent yra pateikiamas gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane. Būtent šį gamtos išteklių ir taupymo ir atliekų mažinimo planą jums reikalinga bus pateikti su kiekviena paraiška. Tai atkreipkite dėmesio būtent šio dokumento tinkamam užpildymui. Projekto esmė. Turėtų būti projekte faktiškai 3 variantai galimi. Tai turėtų būti įdiegtas bent vienas technologinis procesas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir tausoti gamtos išteklius, arba produkto gamyba turėtų būti vykdoma, siekiant taupyti gamtos išteklius arba žaliavas. Arba gali būti šių dviejų atvejų derinys. Tai jeigu yra įdiegiamas technologinis procesas, tai taipogi gali būti keli variantai, kaip ir matote. Tai gali būti proceso modernizavimas, gali būti esamos įrangos pakeitimas, siekiant pagerinti proceso efektyvumą bei sumažinti taršą. Taipogi gali būti technologijos pakeitimai, tai čia tuo atveju būtų keičiamos technologijos arba apdorojimo procesų pakeitimai, irgi su tikslu gamybos procese sumažinti taršą bei išteklių gamtos sąnaudas.
Dabar, jeigu yra produkto gamyba, yra galimi 4 atvejai. Tai yra pirmasis žaliavų pakeitimas, tai tada žaliavų pakeitimas čia yra mažiau kenksmingomis žaliavomis arba tomis žaliavomis, kurios prailgina patį procesą, ta prasme jų reikalinga sunaudoti mažiau. Antras variantas yra gaminio pakeitimas, tai čia jau esamų savybių modifikavimas. Taipogi trečias variantas yra gamybinių atliekų antrinis panaudojimas. Čia būtent gamybos procese arba kitiems naudingiems tikslams susijusiems su būtent įmonės veikla. Ir paskutinis variantas yra būtent naujo produkto gamyba iš atliekų. Toliau sekantis yra reikalavimai pareiškėjam. Tai visų pirma, tai turi būti juridinis asmuo vykdantis ūkinę komercinę veiklą, turėtų atitikti labai mažos ar vidutinės įmonės statusą, neturėti ekonominių sunkumų, kaip ir iš klausimo irgi aktualu, turėtų veikti netrumpiau kaip 1 metus, taip kad visiškai nauja įmonė negali būti, turėtų veikti būtent daugiau kaip 1 metus. Taip pat svarbus reikalavimas yra, kad vidutinės pačios MVI pagamintos produkcijos metinės pajamos turėtų būti 145 000 eurų per 3 finansinius metus. Tai yra, skaičiuosime 13, 14 ir 15 metų duomenys. Taipogi svarbus reikalavimas yra, kad pareiškėjas neturėtų ketinti vykdyti komunalinių atliekų naudojimo ar tvarkymo veiklų, bei turėtų atitikti kitas standartinius priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. Tai yra būti sumokėjus sodros ir kitus mokesčius, neturėtų būti iškelta bankroto byla, turėtų būti pateiktos finansinės ataskaitos registrų centrui ir visi kiti standartiniai reikalavimai. Šioje priemonėje yra 2 tinkamų išlaidų tipai, tai yra 4 ir 5 išlaidų kategorijos. Pirmoji išlaidų kategorija tai yra būtent ekoinovatyvi įranga ir renginiai, o antroji išlaidų kategorija yra skirta projekto vykdymui, tai yra būtent darbo užmokestis, bet būtent tų darbuotojų, kurie dirbs su įdiegtomis technologinėmis ekoinovacijomis. Priminimas jums apačioje, kad nepamirštumėt pateikti komercinių pasiūlymų bei nuorodų į rinkoje esančias kainas. Toliau tinkamoms išlaidoms seka tam tikri reglamentiniai reikalavimai, kurie nėra iš tikrųjų nauji. Tai tiesiog pasikartosiu, visų pirma yra reikalavimai darbo užmokesčiui. Tai jis turėtų atitikti 3 sąlygas. Tai pirmoji būtų, kad dėl projekto investicinio padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius grynasis, lyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių. Taipogi, kiekviena darbo vieta turėtų būti užimama per 1 metus nuo darbų pabaigos, bei labai svarbus reikalavimas, kuris bus traukiamas į projekto sutartį, tai kad kiekviena investuojant sukurta darbo vieta turėtų būti išlaikoma netrumpiau kaip 3 metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos. Taipogi toliau sekantis reglamentiniai reikalavimai tinkamoms išlaidoms tiesiog yra tokie, kad būtent savo išlaidas galėtumėte apsiskaičiuoti 3 būdais. Tai visų pirma pagal materialųjį turtą, pagal darbo užmokesčio išlaidas arba galimas šių išlaidų derinys, neviršijant pirmojo arba antrose punktuose nurodytų išlaidų atsižvelgiant į tai, kurios yra didesnės. Taipogi svarbus reikalavimai yra reglamentiniai, kad jeigu yra pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tai tuomet tinkamos išlaidos neturėtų viršyti turto susijusiu su modernizuojama veikla nusidėvėjimą per 3 ankstesnius finansinius metus. Taipogi tikrinsime 13, 14 ir 15 metų duomenis. O jeigu pagalba yra suteikiama būtent esamos įmonės veiklai įvairinti, tai tuomet tinkamos išlaidos turėtų viršyti bent 200% pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę.
Šitų dviejų reikalavimų aprašymas ir pagrindimas yra nurodomas verslo plano 4 dalyje, kur yra tam tikros lentelės, kuriuose reikalinga pateikti pagrindimą bei skaičiavimus. Toliau, finansavimas. Priemonės tai gali būti dvejopas, tai jeigu jūs esate labai maža arba maža įmonė, tuomet bus iki 45%. Jeigu būsite vidutinė įmonė, tuomet iki 35%. Minimali finansavimo dalis yra 50 000 eurų, maksimali 900 000 eurų. Kvietimo biudžetas yra 27,5 milijono eurų. Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjo įnašui. Tai standartiniai, tokie patys kaip ir anksčiau, tai turėtų būti visų pirma aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas projekto įgyvendinimo laikotarpį. Taigi gali būti nuosavos lėšos, jūsų pajėgumą tikrinsime pagal pateiktas atskaitomybės finansinės, taipogi galėtų būti banko paskola, tai su paraiška turėtų būti pateikiamas sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, o iki finansavimo sutarties pasirašymo jūs turėtumėt jau ir pasirašyti pačią kredito sutartį. Taip pat galimos yra kitos paskolos, tai yra iš juridinių arba fizinių asmenų, tuomet reikalinga pateikti būtent tų paskolų sutarčių kopijas, bei būtent dokumentus, kurie pagrįstų tų skolintojų pajėgumą skolinti. Taipogi galėtų būti prognozuojami piniginiai srautai pateikiami arba pateikiami ilgalaikiai kontraktai, užsakymai ir kita informacija, kuri mums padėtų vertinti jūsų pajėgumą finansuotis projektą. Dabar konkretus reikalavimai patiems projektams. Tai trukmė projekto turėtų būti neilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Pats projektas turėtų būti įgyvendintas ne anksčiau nei po paraiškos registravimo LVPA dienos, bet ne vėliau negu per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Turėtų būti veiklas įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje, turėtų būti siekiama numatytų stebėsenos rodiklių, bei turėtų atitikti dvigubo finansavimo reikalavimus. Toliau sekantis reikalavimai yra būtent dėl stebėsenos rodiklių. Jų yra numatyti viso 4, tai yra 3 produkto ir 1 rezultato. 2 produkto stebėsenos rodikliai yra privalomi pasirinkti, tai yra visų pirma subsidijas gaunančių įmonių skaičius, bei antrasis yra investicijas gavusios įmonės įdėktos technologinės ekoinovacijos, bei trečiasis yra pasirenkamas rodiklis, tai yra privačių investicijų rodiklis. Ir taipogi rezultato rodiklis, tai yra būtent investicijas gavusių įmonių investicijų į technologinės ekoinovacijas padidėjimas. Taip pat priminimas standartinis, bet labai svarbus jums, kad atsakingai prognozuotumėte ir būtent stebėsenos rodiklius, nes nepasiekus jų galimos sankcijos pasibaigus projektui. Dabar trumpai apie patį rezultato rodiklį, tai tiesiog, kad tai yra akumuliuotas visų pirma augimas ir tiesiog juo yra lyginamos MVI investicijos į technologinės ekoinovacijas paraiškos pateikimo metais su investicijomis į technologinės ekoinovacijas per 3 metus po projekto pabaigos. Atskirai aptarsiu projekto naudos ir kokybės reikalavimus. Tai, kaip ir aišku, projektai bus atrenkami konkurso būdu, finansuojami bus surinkusiai daugiausiai balų. Vertinsime pagal aprašo antrame priede pateiktą metodiką. Minimalus balas yra 40. Tai iš tikrųjų rekomenduojam preliminariai pasiskaičiuoti, kiek maksimaliai ir minimaliai galėtumėt surinkti balų prieš dedant didesnės pastangas, nes tai yra tikrai labai svarbu pasižiūrėti jums patiems ir įsivertinti. Dabar konkrečiai apie kiekvieną iš kriterijų. Tai pirmasis kriterijus yra būtent pareiškėjo privačių investicijų dalis į technologinės ekoinovacijas. Šio kriterijumi bus vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialų į turtą. Ir daugiau balų bus suteikiama tiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį turtą bus didesnė procentais. Dabar jeigu jūs įtrauksite ir numatysite ir netinkamas finansuoti išlaidas, tai tuomet mes irgi skaičiuosime
tik tuomet reikės jums pasirinkti stebėsenos rodiklių privačios investicijos atitinkančias viešąją paramą įmonėms. Tai nepamirškite to padaryti. Antrasis reikalavimas, kriterijus tiksliau sakant, yra būtent taikomas, kai yra projekte numatyta gaminti naujus produktus. Tai būtent yra pareiškė projekte planuojami gaminti produktai turėtų pasižymėti bent vieną ekologinio projektavimo savybę. Tai tiesiog bus vertinama, ar projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai ir ar yra tenkinama bent viena iš 4 savybių. Tai yra, ar produktui pagaminti mažėjęs naudojamų žaliavų kiekis, galbūt jis naudoja mažiau energijos, taip pat galbūt naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis, arba iš viso nenaudojama kenksmingų medžiagų. Bei 4 savybė, produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Ir daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį ekologinio projektavimo savybių skaičių. Trečiasis kriterijus yra taikomas, kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus. Tai būtent įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, tai yra mažėja oro, vandens tarša bei susidaro mažiau atliekų. Tai bus lyginami paraiškos pateikimo metų duomenys su duomenimis 3 metai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Ir šis kriterijus bus vertinamas 3 aspektais. Tai yra mažėja oro tarša, mažėja vandens tarša, susidaro mažiau atliekų. Labai svarbus momentas yra, kad didžiausias neigiamo poveikio aplinkai pokytis bus vertinamas pagal kiekvieną iš šių 3 dalių atskirai 5 balais ir bus vedamas aritmetinis gautų vertinimų vidurkis. Taip kad skaičiuodami preliminarų balų skaičių nesuklyskite vertindami šitą preliminarų įvertinimą. Ir atitinkamai bus daugiau balų suteikiama tiems projektams, kurios įgyvendinus labiau sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. 4. ir nekam svarbus mažiau kriterijus yra būtent projekte diegiamų technologinių inovacijų atitikimas būtent smartui. Tai yra tiesiog prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos dėti technologinės inovacijas, atitinka bent vieną su įmonės specializacijos programą nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. Jeigu atitiks, tuomet bus skiriama 5 balai, jeigu netitiks, tuomet 0. Labai svarbi dalis yra dokumentų kiekis ir visi priedai reikalingi prie paraiškos. Tai visų pirma, reikalinga pateikti yra PVM tinkamumo finansuoti klausimyną, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti, jeigu netinkamas, tuomet neteikėte. Tuomet reikalinga pateikti nuosavybės arba kitas daiktinės teisės pareiškėjo į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą. Labai svarbi dalis yra verslo planas ir jo finansinė dalis. Skirkite jai pakankamai didelę dėmesio dalį, aprašydami visus reikalavimus, ypatingai 3., 4. dalyse, atitinkamai skaičiuodami ir finansinės dalies visus rodiklius. Taipogi bus reikalinga pateikti aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl veiklos leistinumo arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. Tai arba viena, arba kita. Tolesnis dokumentas ar dokumentai tai būtų finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai, tai būtent galutinis banko sprendimas, sutartis su juridiniu asmeniu dėl paskolos ir kiti mano minėti anksčiau dokumentai. Jeigu projekte bus planuojama naujo gaminio gamyba iš atliekų, tuomet mes prašysime pateikti protokolus, ketinimo protokolus arba kitus dokumentus pagrindžiančius, kuriais bus numatyta būtent užtikrinta, kuriais bus žaliavos pati gavyba, tų būtent atliekų. Sekantis dokumentai reikalingi pateikti, tai yra SLV deklaracija. Jeigu jūs planuojate gamybinių patalpų, kuriuose bus veiklos įgyvendinamos projekto rekonstrukcija arba statyba, tuomet reikalinga pateikti techninio projekto bendrąją dalį ir statybą leidžiantį dokumentą.
Tai, kad nepamirškite to daryti, jeigu planuojate būtent naujose patalpose arba rekonstruojamuose patalpose vykdyti tas veiklas, tai nepamirškite pateikti šitų abiejų dokumentų. Taip pat bus reikalinga pateikti užpildytą aprašą 4 priedą. Taip pat dokumentus pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą, tai yra visus komercinius pasiūlymus. 13, 14 ir 15 metų finansinių ataskaitų rinkinius pilnus. Pateikit pilnus, nes iš tikrųjų labai dažnai mes prašome, dalies dokumentų trūksta, ypatingai trūksta būtent aiškinamųjų raštų, pinigų srautų ataskaitų ir panašiai, taip kad pasistengkite iš karto surinkti pilnas ataskaitas. Taip pat reikalinga pateikti 16 metų pirmo pusmečio balansą ir pelno nuostolio ataskaitą, kurie turėtų būti pasirašyti vadovo. Ir mano minėtas gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas. Taipogi turėtų būti pateiktas, kuris turėtų būti parengtas pagal rekomendacijas. 2 svarbus momentai jums atsiminti, tai kad paraiška gali būti atmetama neprašant pareiškėjo pateikti papildomų dokumentų ar duomenų, taip kad pateikite visus mano išvardintus dokumentus, nes mes tokią galimybę iš tikrųjų turime. Tai pateikit pilnus, būtent visus reikalavimus mano išvardintus dokumentus iš karto. Ir tuomet priminimas standartinis jums, kad nuosavybės ar kita daiktinė teisė nekilnojamą turtą, kuris bus naudojamas projekte, turi būti įregistruota nekilnojamo turto registre ir galioti netrumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Ir taip pat atkreipkite dėmesį, kad paskirtis turto turėtų atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą. Tai irgi labai dažna pastaba vertinant paraiškas, kad paskirtis netitinka. Tuomet reikalinga ją keisti, kas užtrunka, tai pasirūpinkit tuo iš anksto. Tai trumpai apie pačią priemonę tiek. Dabar aš... Jeigu grįžtume prie naudos kokybės vertinimo antro rodiklio. Taip. Atsiprašau, aš jau išėjau dabar. Atsiprašysiu, žinau, kad manęs neveikia, neklauso manęs. Bet aš įsivaizduoju, kad klausimų bus daugiau irgi iš tos dalies, tai gal tada... Aš tiesiog nebūsiu, tai todėl norėčiau, atsiprašau. Taip. Jo, čia skamba pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai. Tai dabar klausimas yra toks, jeigu tarkim įmonė gamina baldus ir įsigyja naują dažymo įrangą, kuri ir mažiau teršia ir mažiau sunaudoja žaliavų, tarkim, stalviršį padengia su plonesniu, bet geresniu ten dažų sluoksniu, kuris yra ekologiškas ten ir taip toliau. Tai dabar klausimas, jeigu dažo tą stalviršį, tai čia jau produkto gamyba, ar vis dėlto tai netitinka šito reikalavimo? Žinokit, ką jūs paminėjote, tai yra jūs kalbėt grynai apie proceso optimizavimą ar keitimą. Tai tuomet jums šitas kriterijus nebus skaičiuojamas, o bus žiūrima būtent į sekantį kriterijų, tai yra į poveikį aplinkai. Ok, bet žodžiu, gaunasi, kad tada 25 balų netenka, tarkim, projektas. Nes antras kriterijus visiškai nesiskaičiuoja. Jeigu tik tai technologiniai procesai bus optimizuojami, tai taip, bet jeigu jūs paraiškoje padarysite ir produkto naujo gamybą, ir technologinius procesus, kas irgi galimas variantas, tuomet jums bus skaičiuojami balai ir už antrą, ir už trečią būtent kriterijų.
Bet mano pateiktas pavyzdys, jeigu tarkim tik tai ten stalviršio nudažymas pasikeičia ekologiškesnis ir mažiau, tai nesiskaitys. Tai tuomet teisingai, taip. Ačiū. Taip, tai dabar trumpai per paraišką pereisim. Aš gal taip atsistosiu. Galima po jūs pastumti. Taip, tai standartiškai pirmoje ir antroje dalyse turėtų būti pateikti duomenys apie pačią paraišką ir apie pareiškėją. Toliau, trečioje dalyje turėtų būti žymima, kad ne, nes partneriai negalimi pagal šią priemonę. Ketvirtoje dalyje, turėtų būti žymima 4.1 dalis ir nurodoma būtent apskritis ir savivaldybė. Toliau. Penktoje dalyje mes prašome glaustai ir aiškiai įvardinti būtent patį projekto poreikį, taip pat atitinkamai parengti projekto santrauką, kuri yra skelbiama viešai. Toliau. Taip pat būtent aprašyti trumpai projekto vykdytojo pajėgumą įgyvendinti projektą. Ir toliau reikėtų įvardinti ketvirtoje dalyje būtent bent 2 rizikas. Tai pirmą mes įvardinom, kitą jūs galite patys pasirinkti, bet būtent bent jau 2 rizikas. Toliau. Penktoje dalyje būtent turėtų būti aprašytas rezultatų naudojimas po projekto pabaigos. Toliau. Pagrindinė kaip ir dalis tai yra projektologinis pagrindimas, kurie turėtų būti nurodomas vienas tikslas ir vienas uždavinys. Bei taipogi būtų nurodomos 2 veiklos. Tai pirmoji iš veiklų tai būtų technologinių inovacijų įsigijimas. Ir tuomet atitinkamai rodiklis turėtų būti nurodomas pavadinime būtent planuojamas įsigyti įrangos pavadinimas bei įvardėjimas būtent vienetų skaičius. Taip pat galėtų būti ir komplektai, čia atitinkamai nuo įsigijamos įrangos. Antroji veikla toliau. Turėtų būti darbuotojų dirbstančių su technologinėmis inovacijos darbo užmokestis ir jo fizinis rodiklis šitos veiklos, būtent darbuotojai dirbantys su technologinėmis inovacijos ir reikalinga įvardinti būtent asmenų skaičių. Pačiame pagrindime nepamirštumėte būtent aprašyti, kokios tai yra pareigybės ir su kokia konkrečiai įsigyjama įranga dirbs konkretus darbuotojas. Toliau. Tuomet čia seka būtent loginės dalies santrauka. Toliau. Taipogi tai yra projekto biudžetas, tai atitinkamai suformuojamas pagal fizinius rodiklius. Tai kaip minėjome, anksčiau yra 4 ar 5 kategorijos, kitos yra netinkamos finansuoti. Toliau. Sekanti dalis yra būtent biudžeto santrauka. 8 dalyje grafike turėtumėte būtent nurodyti veiklų įgyvendinimo trukmę. Priminsiu, kad maksimum yra 36 mėnesiai, tai atskirai įvardinkite kiekvienos iš veiklų trukmę ir jos pagrindimą nurodykite taip pat. 9 dalyje pažymėkite, ar pirkimų procedūros yra pradėtos ar nepradėtos. Atkreipiu dėmesį tai, ką minėjo kolega Gytis apie darbų pradžią. 10 dalyje žymėtina 10.4 dalis, tai yra netaikoma informacija apie projekto pajamas. Toliau. 11 dalyje būtent šaltinių informacijos lentelėje turėtų būti pažymėtos prašomos skirti lėšos bei privačios lėšos. Atkreiptinas dėmesys, kad privačios lėšos turėtų būti išskaidytos, tai yra į nuosavą indėlį bei į kitus lėšų šaltinius, kas irgi labai dažnai yra suklystama ir neišskaidoma būtent tipai. Tai atkreipkite dėmesį, būtent kur banko paskola, tai tiesiog įrašykite kiti lėšos šaltiniai. O kur nuosavas būtent indėlis iš apyvartinių lėšų, tai į 2.1 eilutę. Toliau. 12 dalyje reikalinga nurodyti netinkamas išlaidas, jeigu tokių bus, jas aprašyti bei nurodyti jų finansavimo šaltinį.
13 dalyje yra reikalinga nurodyti būtent stebėsenos rodiklius. Tai pirmasis rodiklis subsidijas gaunančių įmonių skaičius, šiuo atveju yra vienetas. Antrasis rodiklis būtų investicijas gavusios įmonės įdėktos technologinės ekoinovacijos, taipogi nurodomas jų skaičius. Šito rodiklio pagrindimas yra nurodomas aprašo 4 priedo 2 ir 3 lentelėje, taip kad ten sužymėsite ir atitinkamai suskaičiavus pažymėsite, kiek būtent tų technologinių ekoinovacijų įmonė diegiasi. Toliau. Taipogi yra privačios investicijos atitinkančios viešai paramą įmonėms, tai yra laisvai pasirenkamas rodiklis, tačiau jeigu jūs pasirenkat ir turėsit netinkamų išlaidų, tai tuomet nepamirškit jo irgi pasirinkti. Ir paskutinis rodiklis tai būtų rezultato rodiklis, tai yra investicijas gavusių įmonių investicijų į technologinės ekoinovacijas padidėjimas. Toliau. Tai jeigu būtų taip, kad paraiškos pateikimo metais nebuvo jokių investicijų, tai yra žymite į bazinę būtent rodiklį, kad yra 0. Ir tuomet atitinkamai bet kuri suma, kurią jūs rašysit, bus būtent 3 metai po projekto pabaigos, atitinkamai rodiklio reikšmė bus 100%. Jeigu yra kitaip, tai tuomet tiesiog užpildysite, mes iškelsim prie kvietimo dokumentų Excelinę lentelę, kur turėtum būti paskaičiuojamas akumuliuotas augimas. 14 dalyje žymimas 14.1 punktas. Toliau. 15 dalyje turėtų būti žymima 1 ir 4 priemonė, tai būtent skelbimas ar ne, interneto svetainėje ir informacinė lentelė arba nuolatinis informacinis stendas. 20 dalyje turėtų būti pažymimi visi priedai ir dokumentai teikiami kartu su paraiška. Toliau. Toliau. Ir paskutinė dalis yra pareiškėjo deklaracija, kurią atidžiai pasiskaitę turėtų būti būtinai jinai pasirašyta kitame puslapyje toliau. Tai trumpai tiek apie pačią paraišką. Dabar klausimai. Užfiksavau tiesiog, jeigu yra gaminamas naujas gaminys, ar jis būtinai turi turėti pagal aprašą ekologiškumo požymius? Naujas gaminys turi būti gaminamas iš atliekų. Ar jis būtinai turi turėti ekologiškumo požymius? Jis gaminamas iš atliekų, ar būtinai jis turi būti ekologiškas? Ar čia ta mintis, kad jeigu jis gaminamas iš atliekų... Pasakykit pavyzdį kokį. Dabar nekyla minčių, bet iš principo, ta prasme, ar čia mintis ta, kad jeigu jis gaminamas iš atliekų, jis automatiškai patenka į tą? Taip, būtent, kad jeigu iš atliekų, tai... Kaip ir matėte toje skaidrėje, kur grafikas buvo, tai bent vieną gaminį gaminti ir jį gaminti ir naujas gaminys iš atliekų. Aš trumpai, jeigu galima. Kaip suprantu, paslaugų įmonės tinka šiuo atveju? Tinka technologiniam procesui, į kurį į gaminį faktas, kad netinka, bet į naują gali. Tai jo, tai paslaugų negamina gaminio, bet tarkim, hipotetinis pavyzdys, tai viešbutis, kuris turi didelę šildymo ir ten kokią nors, nežinau, rekuperavimo sistemą, kogeneracinę kažkokią tais įrenginius, ar tokie tiktų, nes jie mažina gal taršą ne taip tiesiogiai, kiek energetinį efektyvumą padidina ženkliai. Ar tai skaičiuotųsi kaip tinkama ir ar gautumėm balus galimai gal per netiesioginį taršos mažinimą, nes mažintumėm naudojamą elektros energiją, kas yra gaunama pas mus ne atominės būdu, bet kaip ten pagal finansų kokią nors ministerijos patvirtintą metodiką, kur gautųsi projektas generuotų netiesioginės naudas socialinės ekonominės, tai yra, kad būtų mažinama bendrai iš ten, nežinau, anglies gaminamos energijos panaudojimas. Ar ryšliai uždaviau? Žiūrėkit, dabar tas aprašas, kadangi tai yra nauja priemonė, tikriausiai mes ir apsiribojom tom taršom, kur yra, tuoj minutėlę, tarša orui, nuotekoms, atliekoms.
Aš tiesiog remiuosi pagal Europos komisijos, tiesiogiai kreipiantis į rengiamus projektus tenais, tai tokios externalities, aš nežinau lietuviško žodžio, tinkančios yra. Tai mano klausimas, ar čia galimai būtų tinkamos, nes tai nėra tiesiogiai, pavyzdžiui, gal dabartinė būdas, kaip gaminama, kaip šildomos tos patalpos, ar ten vėsinamos, ar kaip, yra ne tiek daug išmeta taršos tiesiogiai, bet kiek ženkliai naudoja daug elektros energijos, kas yra bendroje ekonomikoje. Netiesioginis nėra pas mus numatytas. Mes kalbam grinai tik tai apie tą patobulinimą technologinių procesų konkrečios veiklos, tiesioginės veiklos. Kaip jūs kalbate apie viešbučius, jų tiesioginė veikla yra apgyvendinimo paslaugų teikimas. Ir mes, jeigu jūs kalbėtumėte apie šildymą, rekuperavimą, tai nėra ta atlieka šildymas, kuris susidaro gamybos procese. Tai jūs gaunat šildymą centralizuotą. Ir jau jo panaudojimas... Mes patys įgaminamės, tarkim. Patys gaminatės. Patys šildotės. Taip. Kogeneracija yra, taip, naudojam elektrą, dujas ir gaminamės savo... Ta apva priemonė gal. Tiesiog šitam apraše mes kalbam apie tiesioginės veiklas. Aš kaip mačiau, tai yra energetinis efektyvumas tame. Tai ar mes gautumėm, klausimas pagal kuriuos punktus gautumėm balų, pagal kuriuos ne, gal taip galima. O ką jūs darysit? Įdieksit bent vieną technologinį procesą ar gaminsit bent vieną produktą? Tai proceso, reiškia, įrangos pakeitimas ir, reiškia, kas pagerins mūsų proceso efektyvumą. Tai mes teikiam apgyvendinimo paslaugas, tai turi būti į paslaugas įeina ir šildymas. Kaip pavyzdys, aš čia taip arba kiti dalykai gaunasi. Tai mes kalbam apie reikšmingą patobulinimą technologinio proceso. Visiškai taip. Technologinio proceso patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarimo. Aš suformuluosiu tada užklausą detalesnę, kad gaučiau tada jūsų atsakymą. Gerai, Ačiū. nes galbūt mes tiksliai nežinom, bet aprašas numato taip. Galbūt susisiaurinom pradžioj, kol tai yra nauja priemonė. Gal ateityje numatysim, nes tiek energetinis efektyvumas tai yra atsinaujinančio energijos išteklių aprašas. Gerai, ačiū. Jeigu dar spėčiau, aš dar vieną greitą klausimą, atsiprašau, dėl to poveikio aplinkai, tai gal galite pakomentuoti truputį, kas nėra susidūrę su to, koks tai yra procesas ir kiek laiko reikia, kada čia reikia susigrėpti su aplinkos apsaugos agentūra? Ar... Kreipkitės. Ilgai, ne? Taip, jie gausit arba sprendimą, kad jūsų veikla yra, jums greičiausiai nebus taikoma. Ačiū. Naujo produkto gamyba iš atliekų. Tai suprantama, kad tos atliekos susidaro dabartinėme gamybos procese, ar jos gali būti iš išorės perkamos ir perdirbamos? Jos privalo būti perkamos iš išorės, dėl to ir pateikiamų dokumentų sąraše numatyta ketinimo protokolai bent jau užtikrinti atliekų gavybą. Technologinio proceso, jeigu mes kalbėtumėm apie viduj susidariusių atliekų panaudojimą, tai mes tada kalbame apie rekuperaciją ir srautus. O tai jeigu gamybos procese susidaro atliekos, kurias galima perdirbant vėl jas paleisti į gamybą? Technologinio proceso patobulinimas tai nėra naujas produktas. Aprašas numato naujo gaminio gamybą iš atliekų, kurias perkam. Čia grinai ta pramoninė simbiozė. Dabar jeigu skaičiuotumėm tas ekologinės savybės, tai jeigu yra naujas gaminys, tai jis skaičiuojamas kaip viena savybė pagal tą vertinimo balus. Taip. Tai vadinasi, labiau apsimoka tobulinti turimus, pridedant ant tų. Labiau apsimoka pagal viską ir diegtis technologinius procesus ir pradėti gaminti arba bent jau keisti žaliavas, kad gautumėt balus, nes tikrai tą pasikartosiu, ką sakė kolegė, skaičiuokit balus. Dabar dėl oro taršos, ar kvapai priskiriami oro taršai? Tarkim, blogas kvapas, ten konkrečiai įmonė plastiką, tiksliau perka atliekas plastikinės ir gamina plastikinius produktus ir gamybos procese kvapas susidaro. Ar įranga, kuri mažintų to kvapo susidarimą,
O gal jis blogas jums, o man bus geras? Ne, nu čia tiesiog, nu... Tai aš tiesiog aplinkoj, aš įsivaizduoju, kad siekiant gauti tos leidimus ir ten darant tos įvertinimus ir pirminį aplinkos apsaugos ir medžiagų balansą sudarant atsispindės ir matysis. Nes ta oro tarša, tai ką jūs pasakėt, na, tai blogas kvapas, blogas jums, geras man. Tai aš įsivaizduoju, kad ta tarša jinai vertinama yra ir vertinama tais kritais, jinai matuojama tokia kokia. Tai žodžiu, jeigu mes galim pamatuoti, kiek dabar to blogo tarša, kvapo yra. jūs privalot tą Gerai, daryti. tvarkoj. Dar toks techninis klausimas dėl komercinių pasiūlymų. Ar yra kažkoks skaičius, kiek turim pateikti? Bent vieną. Bent vieną. Galit ir daugiau. Bet jeigu teikėt daugiau vienam objektui, siekdami pagrysti kainą, tai tikrai prašytumėm, kad tai būtų palyginami objektai pirkimo. Ta prasme, kad grindžiat, na, pavyzdys, kad įranga, ne, su savo technologiniam tom visom savybėm ir pagrindžiat didesnę kainą ir kitos įrangos, na, tik keisis vis tiek modifikacijos. Tai atkreipkite dėmesį. Nes jeigu pateiksi du, mes turėsim žiūrėti, ar kalbam apie tą patį objektą. Pardavimo pajamos 145 000 eurų, tai tas produktas gali būti, tarkim, surenkamos antrinės žaliavos, paruošiamos ir parduodamos jos. Čia skaitosi kaip produktas. Pirmas klausimas, kokia įmonė, ar nesat komunalinė? Ne. Atliekų tvarkymo įmonė, bet ne komunalinių atliekų čia būtų. Pirmą atkreipkite dėmesį tinkamus pareiškėjus, tik tai tarp kitko, nes ten yra reikalavimai. Ne, tai aš tą suprantu, bet kaip pasakyti, kadangi įmonė produkto kaip ir tokio, kaip baldai ar kažkokią detalę negamina, bet surenka antrinės žaliavas, kurias paruošia ir parduoda kaip produktą tom įmonėm, kurios perdirba. Jūs gamybinė ar prekybinė? Taip. Prekybinė? Ne. Gamyba, jūsų tas surinkimas ir paruošimas skaitosi kaip jūsų paslauga, bet parduodamas, kaip sakant, tas surinktas daiktas. O kaip jūs jį apskaitot, kaip produktas jūsų vadinasi? Jūs apskaitomas pagal kaip taisyklės, kaip atlieka jis skaitosi. Bet jį parduodama kaip žaliava kitai įmoniai, kuri perdirba iš jos, kaip sakant, daro kažką. Aš visų pirma atkreipčiau, ar tai nėra jūsų ta tokia kaip ir prekybinė veikla, kad jūs surenkat žaliavas ir jas parduodat. Gamybinio proceso šitoje vietoje nelabai matau. Jūs kaip tarpininkas tarp dviejų gamybininkų esate. Ne, bet pavyzdžiui, dabar teiktumėm paraišką ir norėtumėm padaryti tą gamybą pas save, ne, bet norint teikti paraišką turi atitikti kriterijus. Tai tas vienas iš kriterijų yra pardavimas. Pačios MVI pagamintos produkcijos pajamos. Pačios MVI. Jūsų pačios pagamintos produkcijos. Tai klausimas, ar jūs turit produkcijos pačios pagamintos, nes jūsų pajamos, tiek kiek aš dabar girdžiu, yra iš prekybinės veiklos. Nu, taip. O mes kalbam apie pačios MVI pagamintos. Ir paslaugų teikimo. Surenki tas atliekas, paruoši, kaip tinkamai paruoši jas ir tu parduodi jau kaip tinkamą produktą galutiniam vartotojui. Tai būtų jūsų pajamos, jūsų pačios. Tiesiog sakau, aš dar kartą pabrėžiu, pasitikrinkit, ar nesat prekybinė. Nes taip, kaip jūs sakot, mūsų pareiškiai turėtų pirkti iš jūsų arba iš tų, kas turės tas atliekas ir pasirašyti ketinimų protokolus. Bet ar jūs nesate tarpininkas tiesiog tarp, nes šitoje vietoje ta grandis yra eliminuojama ir mes gamybininkai su gamybininkais. O pavyzdžiui, kitas atvejis, jeigu mes dabar jau iš atliekų gaminam produktą ir jį parduodam. Ir čia jau tai jūsų tinkamas būtų. Pats pagamintas produktas. Taip, jau mūsų pačių pagamintas, jau tinkamas šitas būtų. Supratau. Kol bus kitas klausimas, tai iš karto paprašysiu, tada aš tik tai išbėgsiu, kad jeigu turit klausimų, tikrai kreipkitės, kad jau pateikę paraišką tikrai būtume tikri bent jau, kad atitinkam ten tos visus reikalavimus. Kad nebijokit klausti, tą norėjau pasakyti. Dar čia gamybininkų atveju dabar, reiškia, kad įsivertint balų skaičių ir kaip sakyti, kaip pavyzdys, antrinę žaliavas perkam, gaminam,
produktą iš antrinių žaliavų. Numatom pakeisti pagrindinius gamybinius pajėgumus su tikslu, kad mažinti tada taršą, energetinį sunaudojimą. Produktas bus iš principo tas pats, forma galės keistis, nes tai natūraliai taip keičiasi, bet ne nuo pačios gamybinių, reiškia, pajėgumų pakeitimo. Ar mes gausim taškų kažkokiu tais papildomai dėl produkto inovatyvumo, nes jis iš antrinių žaliavų, bet jis ir dabar yra iš antrinių žaliavų. Ar tik tai dėl taršos, dėl proceso tiksliau, kaip jūs sakėte. Šitą vietą, kaip jūs parašysit paraišką, žinokit, nes iš to, ką girdžiu, jūs keisit ir technologinį procesą, bet jūs, jeigu jūs sakot, aš neišgirdau gal pakankamai informacijos, ar jūs gaminsit visgi tą naują gaminį ar ne? Kas yra naujas gaminys, mes gaminį ir dabar gaminam. Tai Pakeisim pajėgumus ir gaminsim toliau, tai gal atitinkamai, Ar gal gaminį modifikuosit? Bet gaminio savybių modifikavimas įeina į produkto gamybą. Savybės realiai atliekos yra dabar tos pačios ir bus tos pačios. Tos pačios atliekos. Tos pačios. Bet galbūt gamybinės atliekos. Jos tos pačios kaip dabar yra superkamos. Tai žaliavų nepakeisit, savybių nepakeisit, antrinio nebus, naujo produkto Antrinio bus? Nebus. Kaip? Realiai kalbam tik apie technologinį procesą. O kas reikia, kad antrinės būtų? Gal galite, aš gal ne iki galo supratau. Gamybinių atliekų antrinis panaudojimas. Tai ir dabar yra panaudojimas. Tai kaip ir bus. Bet ta prasme nieko naujo. Taip. Ačiū. Dar klausimą. Internete pasižiūrės. Turim keletą klausimų. Dar jūs. Pagal trečią prioritetinį atrankos kriterijų bus vertinamas poveikis aplinkai. Kaip po 3 metų mes turėsim atsiskaityti už tai? Taip. Kaip? Kaip jūs turėsite atsiskaityti? Taip. Nes apraše lygtais tas nėra nurodyta. Jūs visiškai teisus. Tai ta prasme, ką mes paraiškoj parašysim, jūs po 3 metų netikrinsit. Taip išeina. Tiesiog, kadangi nėra aprašyta, kaip turime mes atsiskaityti. Stebėsenos rodiklio nėra. Pradėkim nuo to. Tikrai pasistengsim gauti ekspertinį vertinimą ir jūsų prognozes įvertinti, kad jos būtų realios. Ir tiek, kiek mes turėsime medžiagų balansą iki paraiškos ir tai, ką jūs įsigysit ir bus paskaičiuota ir tai bus sudėliota racionaliai. Šitoje vietoje tikriausiai numatyta tas dalykas, kad galbūt viską įdiegus, ne viskas gausis pagal planą. Tai dėl to šiai dienai mes tas prognozes įvertinsim pagal tai, ką jūs planuojate įsigyti, jos tikrai bus įvertintos ir ekspertiškai. O tai paliekama tik tam, kad tam paklaidos tikriausiai. Daliai. Čia kolega sako, kad iki pusės metų užtrunka tas PAVO gavimas, tai jeigu paraiškos pateikimo momentui neturėsim jo, tai čia automatiškai atmesit, ar yra lankstumo kažkokio tai? Nebus lankstumo. Nebus lankstumo. Nebus lankstumo. Tai jeigu, tarkim, užtrunka pusę metų ir dabar mes matom, kad yra terminas trumpesnis, tai gal mums tada net neverta, kaip sakyt, čia tokia rizika, kur nemanot, kad tada kaip ir, kam tas kvietimas, jeigu dauguma gali neturėti jo PAVO? Taip, tikrai labai suprantam, iš tiesų norėjome, kad būtų iš tikrųjų ilgesnis terminas, bet dėja toksai, koks jisai yra, tai taip, kad jeigu jūs matot, kad jau nebespėsit, tai tuomet atitinkamai yra atsakymas, kad tuomet gal ir neverta, bet galbūt suspėsit, tai tiesiog priklauso nuo užklausos pateikimo laiko. Man dabar klausimas kolegai tada, ar tikrai užtrunka pusę metų? Tikrai. Gauti PAVą, mes kalbam apie tai, kad jums ir jis yra privalomas, taip? Tai šitoj vietoj tada reikia kreiptis
į ūkio ministeriją ir prašyti pratęsimo, aš kitaip nematau. Jeigu jūs kalbate tikrai argumentuotai, šito mes nežinojom. Kiek dirbom seniau ir kiek buvo reikalingas tas pavas, tai neužtrukdavo, žinokit. Tiek sprendimas, kad nereikalingas, bet jeigu jis reikalingas, tada užtrunka, taip? Kitaip sakant, Nes dažniausiai lankstumas buvo įmanomas, nereikalingas. jeigu argumentuotai, ta prasme, ne nuo mūsų, ne tada nuo jūsų. Jeigu jūs turite tikrai konkrečią informaciją ir jūs, tarkim, išėjo kvietimas ir kvietimo dieną jūs kreipėtės į agentūrą gauti pavą ir jums nurodė, kad jis nebus, pateikite tai rodančius dokumentus skubiai mum. Ir tai priemonė yra skirta jum tikrai ne mum ir ne ūkio ministerijai, tai kreipkitės į mus ir mes tada tikrai darysim žygius. Tai tikrai, jeigu turi tokią informaciją, esat gavę, pateikėt prašymą dabar anksčiau ar tą pačią dieną, kai išėjo kvietimas ir jūs gavote atsakymą, kad iki rugpjūčio Liepos jūs negausit, nebus pateikta, pateikit dokumentus, jūsų prašymą, atsakymą agentūros. Gerai? Kreipkitės į bet kurios kontaktinius asmenis, kur kvietime ir šitoje vietoje mes jūsų pusėje. Turim keletą klausimų internetu užduotų. Prašau detaliau apibrėžti 19.2 punkte pateiktą reikalavimą apie pareiškėjo veiklos trukmę. Šia nurodoma, kad pareiškėjas yra veikianti netrumpiau kaip 1 metus. Ar tai suprantama kaip laikotarpis iki paramos paraiškos pateikimo? Taip, jeigu pakanka atsakymo. Taip, bet turi būti 1 metai, tai mes kalbam apie tai, kad pateikta finansinė atskaitomybė registrų centrui už tam tikrą laikotarpį ir tai mes matom metus ir tikrai bus finansinė atskaitomybė pateikta, tik dar kartą nepamirškit 145 000 eurų, nes irgi galioja. Kitas klausimas. Prašau detaliau apibrėžti savoką reikšmingai patobulintas produktas ir reikšmingai patobulinti technologiniai procesai. Reikšmingumo savoka apibrėžiama Oslo vadove, kaip nurodyta 40, ten tikrai neįsiplėsim, vadovas yra labai didelis. Apie patobulinimą, kaip jisai suprantamas, tiek skaidriai, taip, 19.3 yra apibrėžta, kad produktų ar technologinių procesų patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarimo. Dar vienas klausimas. Kokiais dokumentais turės būti paremtos prognozės ir skaičiavimai įmonės investicinių į technologinės ekoinovacijas, ilgalaikį materialų į turtą dydžiui? Planai, akcininkų sprendimai, strateginiai planai, verslo plano informacija. Jeigu jau tokie bus numatyti, tai tiek įmonės strateginiuose planuose, tiek verslo plane tai turi būti numatyta. Ta prasme, prognozės privalės būti pagrįstos, jeigu mums kils klausimų iš to, kad bus nepakankamai informacijos, bus paklausimas. Dar vienas klausimas. Kaip skaičiuojant rezultato rodiklį bus lyginamos MVI investicijos į technologinės ekoinovacijas paraiškos pateikimo metais su investicijomis į technologinės ekoinovacijas per 3 metus po projekto pabaigos, jei paraiškos pateikimo metais investicijų į technologinės ekoinovacijas nebuvo atliekama? Jeigu bus atliekama ateityje, bus 100%. Jeigu įmonė dirbanti su medžiu kaip atliekas turi pjuvenas, iš jų galėtų gaminti naują gaminį – granulės, ar galėtų kreiptis paramos granulių gamybos įrangai? Taip, gamybinis atliekų antrinis panaudojimas yra projekte bus suprantamas kaip bent vieno produkto gamyba iš gamybinių atliekų antrinio panaudojimo. Jeigu įmonė gali pradėti naują papildomą veiklą ir gaminti naują produktą,
kuris bus gaminamas iš pačios įmonės gaunamų atliekų, kurių nepirks. Ar galime tikėtis paramos naujo gaminio gamybai, tai yra technologijai įrangai? Naujo produkto gamybai ne, bet produkto gamybai panaudojant gamybinės atliekas taip. Ir paskutinis klausimas. Šiuo metu gaminame gaminį tradiciniu būdu, tačiau numatome išplėsti pajėgumus ir papildomai gaminti produktus pasižyminčius ekologinio projektavimo savybėmis. Ar tai tinkamas variantas paramai gauti ir rinkti balus tiek už produktą, tiek už procesą? Už procesą taip, o už produktą tai neišgirdau, neaiškus man produktas. Numatome išplėsti pajėgumus ir papildomai gaminti produktus. Papildomai gaminti produktus, tai ar kalba eina apie tuos pačius ar kitus? Nėra tokios informacijos. Tai tiesiog atkreipiu, kas klausė dėmesį, kad jeigu kalbam apie naują gaminį, tai mes jį suprantam tik tai kaip iš atliekų, kurias pirksim iš kitų. Gaminio gamyba gali būti iš atliekų su nusinaudojusiu gamybiniam procese, gaminio savybių pakeitimu arba žaliavų pakeitimu. Viskas, daugiau internetų klausimų nėra? Salė klausimų. Ačiū. Taip. Jeigu įmonė dalyvavo kaimo plėtros projektuose ir jai buvo pritaikyta sankcija dėl dalies produkto ar ten rezultatų nepasiekimo kažkokio, ar ne, ar tai nebūtų kaip užkirtimas kelio, sakykime, dalyvauti šitoje priemonėje? Pagal pirmo priedo ten 5-4 punktas berods dėl sankcijų taikymo. Kokia tai sankcija konkrečiai buvo taikyta? Pavyzdžiui, apyvartos rodiklis nepasiektas, kaip pavyzdys numatytas. Sankcijas kalba tai ir gražintina tiesiog subsidijos dalis buvo. Sankcijos pas mus bus netinkamas pareiškės, kam yra įsiteisęs teismo nuosprendis. Ir viskas. Viskas. Ačiū. Arba ir procese, man atrodo, dar jeigu procese yra. O toliau šitos sankcijos jos, tai ateityje, man atrodo, neturėsim nei vieno, kuriam nebus pritaikytos. Šiok vienokios ar kitokios. Tiek eigoj būna ir sumažinimai, ir gražinimai, suprantam, taip. Noriu grįžti prie žaliavų pakeitimo. Jeigu šiuo metu gaminami gaminiai turi kenksmingų žaliavų procentinę išraišką tam tikrą įmonėje, tai jas mažinant per procesą galima būtų žiūrėti teisingai. O jeigu pradėtų gaminti naują gaminį, ne iš atliekų, pabrėžiu, tačiau kurio sudėtyje nebelieka kenksmingų medžiagų, tai tinkamas. Bet mes kalbam apie tą patį gaminį, tiesiog gaminys. Taip, kuriame jį gaminant dėl žaliavų pakeitimų bus eliminuojamas kenksmingos medžiagos. Visiškai nebebus kenksmingų medžiagų. Mes turim tą pirmą variantą. Tai vadinasi, žaliavų pakeitimas, tai nesuprantama, kad čia turėtų žaliavos būti iš atliekų. Ne. Žaliavų pakeitimas. Gerai, aš tiesiog norėjau pasitikslinti. Ir netgi nėra procento, žinokit. Tai ta prasme, jeigu gaminys susideda iš 5 sudedamųjų dalių, ir jos vienos pakeitimas, jeigu atitinka tos reikalavimus, ekologiškumo tinka. Ačiū. Dar vienas tada klausimas. Tarkim, popieriaus kartono gamyba ir įmonė gamina ir sugalvoja pakeisti, tarkim, tas pačias žaliavas ir dėti tam tikrą priedų, biopriedų, sakykime, kiekį, procentą, ar ne, kad jisai greičiau degraduotų tas popierius ir mažiau kenksmingas aplinkai būtų. Tai kaip ir tinka šiuo atveju turbūt. Kaip ir taip. Daugiau informacijos reikėtų.